Ryto, beveik 4:33. Aš esu Stambulė ir man atrodo gana valkatau, teikia varyti namo. Mano skrydis už 2 valandų. Seniukai, gerą mašiną įsitaisiai. Nu, aš kaip ryte, ką tik atskridau į Vilnių. Žiūrėkit, kas Lietuvoje, atsimenat Matą iš praeitų metų. Lygiai prieš metus keliavom, ne? Amerikai. Gal ir ne lygiai prieš metus. Nu, daugiau mažiau. Tai va, Mato šiandien iš tikrųjų paskutinė diena čia Lietuvoje yra, jisai šiandien išskrenda, ne šiandien, rytoj atgal į JAV. O šiandien dar kažką turėtume nuveikti, tai gal dar pavyks kažką įdomaus parodyti. Vežk mane namo. Seni, susitinkam už valandos. Persirengiau, nusiprausiau, užsimaudžiau. Kaip gera būt namuose. Matas laukia pačioj, varom veik dalykų. Lietuvoje lyja, blema kaip pasilgau lietaus, pasilgau visko, o žiūrėkit, mano automobilis. Ir tavęs pasilgau, mažas šunsnukį, didelis universalė, nežinau kaip jį dar galima praminti. Banginis. Banginis, mėlynasis banginis. Ir mes atvažiavom į Pušnėlį, pietų, pagaliau pavalgysim normalaus, ne bulgariško ir ne turkiško ir ne riebaus, o skanaus ir šviežio lietuviško maisto. Su labai gražiu Lietuvos vaizdu. Štai, Neris. Upt. Einam pietauti. Kas šiandien pietum? Wow, man. Grybų sriuba. Pušnėlio grybų sriuba. Grybai yra tiesiai iš šito miško. Prisiminus tai, kad šiandien pusryčius valgiau Stambulė oro uoste Burger King'e, tai nežinau, man trūksta žodžių apsakyti, kokie yra skani lietuviška sriuba. Nepalyginsi su jokiais mėsainiais ir ypatingai su bulgarišku maistu. Bulgariškais riebalais tiksliau. Nu taip. Oi, lyja lietus ate vaizde. Guys, grįžom į Vilnių. Lyja lietus, nelabai eina ir smagių dalykų nuveikti. Šiandien Mato paskutinė diena Lietuvoje. Tai Matai, smagių tau saugių kelionių, saugaus skrydžio rytoj. Susitiksim su tavim kitais metais turbūt, ne? Turbūt kitais metais. Jo, čionais jums buvo maža užuomina į tai, kas bus kitą vasarą. O su jumis susitiksim greitai, labai greitai, taip kad čiau, sėkmės ir gražios likusios dienos. Iki!